Lietuvoje daugėja viršutinių kvėpavimo takų susirgimų, ypač COVID atvejų. Praėjusią savaitę užfiksuota ir daugiau nei 90 sulaukusio paciento mirtis. COVIDas jau paplitęs tarp gydytojų. Jau yra, dėja taip yra. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras fiksuoja augančius užsikrėtimų COVID skaičius. Virusas yra šiek tiek pakitęs, tai natūralu, jeigu yra pakitęs virusas ir mes neturim tam pakitusiam virusų imunitetų, tai reiškia nepersirgom praeitais metais, nesiskiepijam nuo COVID ligos, tai natūralu, kad mes esam imlus šitai infekcijai. Šiuo metu šalyje dominuoja naujas Omikron potipis. Praėjusią savaitę nuo COVID mirė vyresnis nei 90 metų asmuo. Geriausia prevencija – vakcina. Keletą dienų pastebim, kad yra susidomėjimas, kad klausia, kada bus vakcina. Vis dėlto klausiančiųjų mažuma. Už lango šildant saulei žmonės skiepytis neskuba, nors tai daryti reikėtų būtent dabar, kad susiformuotų imunitetas. Kol kas per mėnesį visoje šalyje pasiskiepijo vos 40 žmonių.